Turim vietos daug virš stogų. Labas gražuolė. Prasidės linksmybės, šikimas į kelnes ir galvojimas, ar datrauks mašiną iki namų, ar nedatrauks. Šiaip netai pasijungiau, o dėl to aš ir negaliu pakęsti. Pupt iškart 100 kilų. Be priekabos roja 220, iškart dabar 100. Asils beniošis! Sugalvojęs elektrinį autobusą tempti. Raldi tokį didelį metalo gabalą. Sveikučiai, dar labai trumpai. Iš tikrųjų, dabar sėdžiu, keliuosi medžiagą apie šitą visą video ir e-mailą gavau iš Lietuvos, kai buvau atostogose. Kroviausi Igničio stotelėse ir gavau kuponą dovanų už 15 eurų. Aš dabar nebūsiu Lietuvoje ir nesugebėsiu jo panaudoti. Tai galiu kažkam iš jūsų padovanoti tą kupono numerį. Tai labas rytas, mėlieji. Padarom šiandien vidosiką, kad būtų jums iš ko pažvengti arba pažiūrėti, kaip Beniušutis kankinas. Tai šios dienos planas suvažinėti apie 400 km beveik, nes iki mano namų iki kelto yra 150 kažkur, o persikėlus dar apie 50 ten. Į vieną pusę važiuosiu tuščias, ta prasme, autobusas, bet vien tik magistraliniai keliai. Turim 100%, rodo apie 300 km. Tai galvoju, į vietą nuvažiavus kokie 40-30%. O grįžti atgal reikės važiuoti su priekaba apie 3 tonas. Pilna priekaba sveria 3,5, bet tempsiu laivą. Nebus benzo pilna baka, dar nusimesiu daiktų iš laivo. Mašiną, kad būtų arčiau teisybės, tiek galim tempti. Tai pažiūrėsim, aš galvoju, nuvažiavus pasikrausiu ir grįžtant atgal gal dar, nes nuvažiavęs iki 100%, nežinau, ar pasikrausiu, pažiūrėsiu, papusaržiausiu nuvažiavęs. Dabar tik tai kavos išgėriau, ankstyvas metas, 6 ryto. Kelio sunaudojom, kiek mes čia 23%, tai dar 203, bus matyti, kiek čia liks. Tikrai mažiau nei pusę. Važiavom prie Švedijos sienos. Rūpužė. Žinot, kas atsitinka, kai pakeli šikną Forde, išsijungia pavarą ir rankinis susitraukia. Nu, atvažiavom, laukiam keltuko. Žinot, aš pavyzdžiui, kai buvau Lietuvoje, pastebėjau tokią netendenciją, kaip pasakyti, su tais pakrovėjais. Jų tikrai netrūksta, jų yra daug, bet labai kažkodėl sunku juos surasti. Ir kai, tarkim, kad ir Google Maps'ose meti, ne visus rodo. Tai toks vienintelis pasiteisinęs man buvo plug and share. Tu per jį susirandi, kur, tada priartini, persimeti į Google Maps ir važiuoji link jo. Tesla žemėlaps irgi nerasdavo, pakrovėjas yra, bet nerodo. Nežinau kodėl, ar ta informacija labai lėtai dalinasi, kai pastato stotelės. Net ir Igničio appse privažiuoji prie pakrovėjo, matai, jų yra 10, o rodo 5 tik tai, tarkim, Igničio appse irgi, nežinau. Nesuvaikšto informacija, geriau užgalvotų, jeigu yra numatyti inžineriniai planai, geriau iš karto rodytų, kad bus, bet neaktyvus, tarkim, ar dar kažkaip, ar numatomi. Ir antras dalykas, Danijoje, kai yra pakrovėjai,
Jie yra stengiamasi tokia, kad kaip privilegija sudaryti žmonėm, kad būtų kuo arčiau, tarkim, parduotuvės, kuo arčiau įėjimo, o Lietuvoje kažkaip nustumta į kampą toli, kad tu padėk į mašiną krautis ir dar tau reikia per visą aikštelę varyti parduotuvę apsiprekinti. Nu, ne visur, aišku, bet kiek man teko susidurti, aš nežinau, šiaip kitur. Nori skatinti, ale valstybė, bet kažkaip ne taip aparatas tas veikia. Danijai vos ne taip eina neįgaliųjų vietą, tada elektromobilistų vietą, paskui visą kitą jau. Liktai vietos užtenka. Turim 5-3%, bet dabar aš vis tiek važiuosiu, tik išvažiavęs iš kelto pasikrauti, į tualetą ir pusrytuką suvalgyti, nes turiu tikrai laiko. Kažkai nesąmonė. 9% pasikrovau. Ir nežinau, čia man backgroundą, to set level, gal čia ką nors esu išjungęs, kokius nors apribojimus, jo, iki 90 čia tik buvo apribota, kodėl man iki 100 neleidžia krauti, ne. Elektros kaina 3,4 kronas, ne pigiai, ne kiekvieną dieną kraunės, taip superchargeriuose vadinamasi. Labas gražuolė, nu va, važiavom prie laivo. Eisim išsikraustysim nereikalingus daiktus, bent jau likusiam žiemos sezonui. Nusimsim svorę. O, kaip senai jau bebuvau šitam gražiam laivelyje. Dabar čia tvarką darausi valtelėje. Tai net pridūšęs, kaip pasakyti, tokie visai neseni prisiminimai. Balandžio pabaigoje, gal čia dabar žvejojam, bijau pameluoti, nebeatsimenu. Kyla sentimentai. Šiaip, kaip sakiau, visokių viduosių esu prikūręs, nenoriu aš labai čia painiot savo tokių visokių kasdieninių vlogelių, kažkada buvo svajonė padaryti žvejybinį YouTube kanalą, bet niekad rimtai tom neužsiėmiau, nes labai dažnai aš gidauju, vežu žmonės, o kai žmonės veži, turi dirbti, padėti, žvejoti, kad žmonės pagautų ir nėra kada kažko rimtai nufilmuoti. O kai, kaip pasakyti, dirbi darbą, dar pachaltūrinį žmonės pagidaut nuvežti. Daugiau žmonės aš nusprendęs dėl to vežti, kad nebuvo tokios ir nėra tokios galimybės privačios žvejybos. Ir antras dalykas, biškit atsidėt pinigėlių prie laivo eksploatacijos išlaikymo, nes, tarkim, didįjį servizą atlikti 2 motorų šitam laivui kainuoja virš 1000 eurų. Beveik 2000 eurų. Dabar subrango viskas, tai 2000 eurų. Nu va, susitvarkiau. Viską išsėmiau iš mašinos. Iš mašinos, kur iš laivą. Važiuoju, pavalgysiu gal kur nors. Gal ir tuo pačiu pasikrausiu mašiną. Šiaip dar biški anksti yra. Man tik tai 4:30. 2:30. 3:00. 4 valandas. Eina načio. Nuo galo visą eilę iki čia. Vien tik pakrovimo aikštelėse, kitoje pusėje kavinės yra. Čia toliau paėjus parduotuvių. Nu va, pakrauta 99%, 300 km beveik rašant, tai bus apie 300, bet aišku su priekaba per pusę. Nu, tai panašiai pats tas man iki namų. Nu, kažko žiauriai kyla vėjas, pažiūrim, ką čia mes turim. O, 308 km, dar taip jaučiu nėra buvę, tik 99%. Roda, 100% 312 km. Tai rūpužė. Dar nebuvau pasiekęs tokio, aišku, čia 100 nepasikrovė. Rodė 99 ištraukė, bet gal čia jis kažkaip susilygino. Nu, bet geras pakrovėjais. Gražuolis pakabintas. 312 iš karto 208 km rodo. Nu, pažiūrėsim, kaip čia seksis. Laiviukas traukėsi iš galo. Tai, manau, jokių bėdų. Kokie 20, nu, spėju, 26-27 bus kilovatai 100 km. Esu nuresetinęs dabar. Pažiūrėsim, kaip busim jau pakeliui arba arčiau namų. Nežinau, čia matosi per kamerą ar girdisi kas nors, bet vėjas tai... Ida kaip tyčia gyvatė sukilęs vėjas, o kaip vėjas žinot, kas važinėja su priekabom, kas važinėja su fūrom. Jeigu prieš vėją varai, tai sąnaudos
stipriai didėja, blemba taip duoda vėsnį ir greitis. Įdomiai. 40, 3,9, čia tai į kalniuką. Nu, bet čia momentinis suvartojimas, pažiūrėsim, kas bus, kai bus vidurkis. Šiaip tai nieko nesijaučia, kad mašinai būtų sunku. Aš ir nemaniau, kad tai bus, nes jau priekabą su smėliu tai vežioju, jokių problemų. Bet jeigu aš dabar, čia bus gausi apie 180 km, 190 iki namų, jeigu aš nuvažiuoju be įkrovimo, tai aš labai džiaugsiuos, nes žiemą aš noriu važiuoti iki Švedijos, ten yra apie 305 kg, tai su pora įkrovimų nuvažiuočiau. Nu, su vienu realiai, bet užėčius, nu, aš turiu su pora, kada atvažiavus turėti biškį kažkiek tai, kaip sakant, sulčių. Oho, čia tai. Dabar parodymai tai žiaurus, 60 kW 100, bet sakau, prieš vėją varau žiauriai ir, aišku, dar į kalną kylu, bet čia reikia nežiūrėti, reikia biškį pavažiuoti. Nu, atlėkiau iki miestelio, nusimušė biškį kilovatai, dabar rodo 50, 100. Aišku, jie dar daugiau mušės turbūt, aš tikiuosi, nes čia sukilimas buvo labai didžiulis. Jeigu, dabar taip ant ribos žiūriu, jeigu labai pavėjui nevažiuosiu, tai viskas gerai, parlieks namo, bet jeigu labai prieš vėją reiks durt, tai sąnaudos gali labai išaugti, nes dabar labai nusimušė, buvo 60 kW, dabar 47. Tai čia tik tai nuvažiavau 30 km, čia per tą trumpą atstumą labai negali spręsti. Mano 47, jeigu matot sąnaudas. Rodo 170 km, iki namų bus nuo kelto apie 140, tai dar 30 km kaip ir rezervas. Tai tikiuosi užteks. Prasidės linksmybės, šikimas į kelnes ir galvojimas, ar datrauks mašiną iki namų, ar nedatrauks. Ir pas blogiausias etapas, nes reiks prieš vėją važiuoti. O paskiau, kai jau važiuosiu į Daniją, tada jau vėjas pūs man į šoną. O kaip didelė mašina, tas pats kaip fūrai ten gali būti ir keli litrai. Ta jau čia lietaus gausiu gyvatę. Debesėliai tokie nekokie. Ach, tu blemba, dar čia duoda tokį normalų škvalą, pasakyčiau. Labai viliuosi, kad nereikės prie kabuko nusiimti, gal kaip nors į kampą įsigrūsiu. Turim problemėlę. Užimti visi pakrovėjai. 1, 2, 3, 4. Tačiau čia tuo tarpai atsikabinsiu laivą, nes matau negalėsiu. Nu, lyg tai vien žmogus išvažiuoja, ar kas čia, nežinau. Žmonės ilgai kuisėsi, negaliu. Einu jungti. Oi, šiaip ne taip pasijungiau, va dėl to aš ir negaliu pakęsti kitokios sistemos, aš taip pripratau prie Teslos, toks geras yra infrastruktūros parkas, atvažiavai, nei tau jung, nei tau ką, pridėjai, viskas automatiškai nuskaitė, kokį dabar 10-15 minučių, su kortelė nenuskaitė, kitą kortelę bandžiau, nenuskaitė, šiaip ne taip per appsą pasileidau. Kokia nesąmonė yra, aš negaliu. Nu все, kraunasi. Gali eiti kolonėlę, pasiimti kažką atsigerti, dar žmonikė skambint, sakau, tu pačiu laiko, tai visai būtų paskambinti, tu ieškai susikaupę, čia žmonių pilna ir negali kalbėti. Nu, musėk užteks 8%. Kaip čia tų kilovatų dadėjo, 40 kW. Tai 40 dadėjo, dar 3% buvo. Tai teoriškai turėčiau iki namų datemti. Iškai gal pavargęs, gal dėl to, bet
Nu, kažkas ne taip. Pažiūrėsim dabar, kai bus kokia valgymo, kaip pasakyti, važiavimo koncepcija. Ačiū Dievui dar, kad buvo normaliai vietos, kur priekabą pasidėti. Nes kitaip tai tu buvę čia nekas. Atvažiavai savo ir viskas. Tai lenkiu prie tokios išvados. Čia dar šitą kelionę bala nematė, čia net ne taip toli. Pupt iškart 100 kilų. Be priekabos rodė 220 iškart dabar 100. Čia dar šitą kelionę, nu dar bala nematė, gali susikaupęs, kaip sakant, paskyręs laiką nuvažiuoti. Bet važiuoti žiemą, kur aš galvojau, kad 305 kilų, jokiais būdais. Nu, suvargsiu, žiauriai suvargsiu. Geriau imsiu Mersiuką, kaip sakant, ir važiuosim su dizeliu. Su elektra iki 100 kilų, nu 100 vapiam. Viskas, daugiau jokių. Kiek čia va, 95 kilai nuvažiuota, 52 tie kilovatai 100. Nu, didelis šonis vėjukas, visi malūnai sukasi. Reikia laikyti ranką abiem, reikia laikyti vairą abiem rankom. Čia nuresetinau antrą kompiuterį. Tai iki 80 rodo kilovatų. 100 pats pagalvokit, kas čia per brėdas yra. Kosmosas kažkoks. Nu, lendami tuneliuką, krenta, jau krenta vavėjas. Buvo 80 kW valgymas, kai kilau ant tilto prieš vėją. O dabar leidžios nuo tilto va šiam 2. Ir turbūt dar pradės mažėti dabar. Kas per nesąmonė. Ir vaivorykštė, ir lietus. Tarai saulė ir lietus. Kai ryte išvažiavau, saulė kilo ten. Dabar vakare grįžtu, saulė leidžiasi ten. Vat ir taip prabėgo dienelė. Na, iki namų liko 5 kilometrai. Ir visai nemažai susimažinau. Čia bendras 51. O nuo paskutinio krovimo 47 ir važiavimas greitis apie 80. Tai visai neblogai. Liko dar 18 procentų. Namai namučiai. Pastatysiu dabar mašiną. Rytoj biškį reikėtų pasiruošti vietą. Tai tokia ta kelionė. Nebuvo labai varginanti, tai buvo vienu momentu biškį stresiuko. Tai biškį. Bet vis tiek. Labai ilgom kelionėm tikrai nerekomenduoju. Iki 200 km tokį pavažiuoti galima. Bet, pavyzdžiui, aš žiemą, kai reikės man važiuoti, jeigu aš važiuosiu ten pažvėti tą ežerą, kur 305 kilų, tai greičiausiai imsiu Mersiuką. Nes vis tiek 305 kilų, 3 kokius kartus stoti, kiekvien sustojimas po pusę valandos arba 5 minutės, nes čia lėtai krauna šitą mašiną. Tai nesinori, tuo labiau žiemą, daugiau valgys. Kol kas reikia ieškoti, jeigu jau planuojama tam priekabas ir visą kitą, su didesnė batareika. Šitą mašiną vietiniam pasivažinėjimui. Vietiniam pasivažinėjimui gerai, tokiem tolimom kelionėm, retsykiais, kad neapsikrauti. Va. Tai suskaičiuosiu viską iki rytojaus ir suvesim galus. Laikiklį neištrauksi. Dar net nenukabinau priekabos, nenuvariau garažą. Pasikrovėm automobilį. 128 km dabar galėčiau. Ai, čia pypsi visose galose. Kad 128 km galėčiau nuvažiuoti. Tai matot, nieko ypatingo iš tikrųjų. Į mažąją pusę, bet aišku gerėt pradėjo tą statistiką.
Jau važiuojant čia link namų, tai blogiausiam scenarijui galėčiau taip pasakyti. 100 km, nežiauriai daug valgo vėjai, kai čiongai čia baisu, kas dar uraganai. O idealiam scenarijui, 105 km gal ir nuvažiuotumėt. Jeigu visą laiką kelias neblogas, bet vidurkis va matas 130, tai mažokai, bet maža baterija, nėra ko norėti, čia mašina jinai netam skirta, kad važiuoti, kaip sakant, po tolimas keliones ir dar su priekaba, jau vežėjų kurjerių nepadirbsi Danija, Lietuva su priekaba. Va, būkim biedni, bet teisingi, ilgom distancijom vargelis. Kažkaip su Tesla kitaip, sakau, vyra, gal aš kad nepapuolu ant tų pakrovėjų nesąmoningų, gal kad aš turiu tą planą, kadangi ten yra tas kažkoks mėnesinis ar 10 eurų, bijau pameluoti, Teslai mokestis, kur tu ten gauni premium pačiai mašinai, ten kažką ten truputį dadeda, aš dabar neatsimenu ką. Ir tu automatiškai pigesnės kainos krovimo, tu gauni, kai keliauji ir daug paprasčiau, nereiktų naudoti jokių appsų, aš bent dėl to žiauriai patenkintas esu. Gal pati mašina neidealiausia, yra tų mašinų gražesnių, čia jau skonio reikalas, čia jau nesiginčiusiu su to reikalu, bet patogumas, paprastumas, tai visame kame su Tesla. Iš tikrųjų, dabar sėdžiu, keliuosi medžiagą apie šitą visą video ir e-mailą gavau iš Lietuvos, kai buvau atostogose, kroviausi Igničio stotelėse ir gavau kuponą dovanų už 15 eurų. Aš dabar nebūsiu Lietuvoje ir nesugebėsiu jo panaudoti. Tai galiu kažkam iš jūsų padovanoti tą kupono numerį. Jūs tik parašykite komentarę noriu kuponą ir galėsit gauti 15 eurų nuolaidą pakrovimo stotelį Ignitė. Atiduosiu visai už dyką, tik spaudžiat laiką ir paspaudžiat noriu kuponą. Aš tada vienam iš jūsų tą kodą atsiųsiu ir gausiu dovanėlį už 15 eurų, nes aš dėja pasinaudoti negaliu. Tai va.